Sveiki, esu kaimietė su šluoste ir noriu jūs supažindinti su šluostėmis, kurias pati naudoju ir siūlau įsigyti. Tai yra Reipado nano šluostės. Ne tik šluostė, taip yra ir grindų sistema, dėja jos neturiu, langų sistema irgi šiuo metu neturiu. Štai yra sausinimo audinukai, 2 dydžių, 3 spalvų. Virtuvinė šluostė vienpusė, su ja išsivalote visus virtuvės paviršius. Kreminė pirštinė odiniams paviršiams valyti. Universalioji pirštinė skirta 80% namų valymui. Su ja galite įsivalyti vonios paviršius, langus, veidrodžius. Štai Nova medžiaginiams paviršiams valyti, kurie nebijo didelio kiekio vandens. Rožinė pirštinė sausam dulkių valymui. Čia yra veido priežiūros pirštinaitė, viduje yra muiliukas. Štai tokia gali būti dėžutėje, arba štai taip tokioje dėžutėje pakuotė. Labai tinka puikiai dovanai. Veido pylingo pirštinaitė dėžutėje su muiliuku. Kūno prausimosi pirštinaitė taip pat gražioje dėžutėje. Kūno pylingo pirštinaitė taip pat dėžutėje. Šampūnas ir kondicionierius, kurį noriu pati išbandyti. Dantų pasta skirta jautriems dantims, balinanti, taip pat pati bandysiu. Nano silverio vandenukas. Muiliukai šluosčių priežiūrai. Rudas yra skirtas namų apyvokos šluostėms prižiūrėti. Baltas yra kūno ir veido priežiūros pirštinaitėms prižiūrėti. Taip pat greitai parodysiu, kokie rinkinukai sudaro. Štai Nova su rudu muiliuku. Rudas muiliukas, kaip minėjau, yra šluosčių priežiūrai. Štai universalusis trio, su kurio išsivalote visus vonios paviršius. Sienas, kriauklės, čiaupus, dušo kabiną, langus, taip pat dušo kabinos stiklus, jeigu turite. Virtuvinis rinkinukas, kuris yra skirtas visiems virtuvės paviršiams. Sausinimo audinukas gali būti didesnis arba mažesnis, priklausomai nuo to, kokį kiekį jūs valysite paviršių. Visos šios pirštinaitės išskyrus rožinė sausam dulkių valymui yra naudojamos sudrėkintos vandeniu, tinkamai prižiūrimos. Galite naudoti nuo 8 iki 10 metų. Jeigu sudomino ar kažko norite paklausti, galite drąsiai rašyti.